Šiauliai. Netikėtai taip. Netikėtai. Sveikas, kas buvo? Žinok, aš ilgai galvojau. Apie ką? Nu, apie save, apie gyvenimą. No. Žinok, keičiu profesiją. Ta prasme? Nu, ta prasme, vat, keičiu. Ką tik buvome lemtingo įvykio liudininkais. Donatas galutinai apsisprendė ekonomisto profesiją keisti į muzikanto. Gyvenimas pradėjo nešti visai kitą pusę. Kad ir kaip juokingai man tai atrodytų ir kaip netikėtai netgi. Dabar prasidėjo kitas mano gyvenimo etapas. Visą ekonomikos studijų laiką Donatą draskė abejonės. Vaikinas dabar dirba vadybininkų įmonėje, gaminančioje spalvotus molinius namukus. Bet be muzikos Donatui gyvenimas visai nespalvotas. Jeigu prieš 10 metų man kas nors būtų pasakęs, kad sieksiu muzikanto karjeros, tai nežinau, aš apie tai net negalvojau tiesiog. Nebūčiau patikėjęs. Donatas niekad nesuprasdavo ir nepalaikydavo tų, kurie negali apsispręsti, o ypatingai dainuojančių vadybininkų. Bet aš pats dabar toks esu. Chorų karai jam pačiam padėjo apsispręsti imti pilką ar rinktis spalvotą gyvenimą. Tiesiog gyvenk, tiesiog mylėk. Čia choro karai. Scenoje Laura ir Šiaulių choras Chameleonas. Chorą galite palaikyti numeriu 8800 777 03. Nesufuok valties, neišgąsdink mano ašarų. Tik tu, visa kita nesvarbu. Tik tu. Nesufuok valties, neišgąsdink mano ašarų. Nesvarbu, tik tu. Vieną dieną susitikomės vienišami. Aš buvau ten. Tu buvai čia toli. Vieną dieną, kai mėnulis švietė naktį ryškiai, krito obuoliai pablyškę, palei upę, palei krantą, rodos pasiekėme dangų. Mes, neišlipę iš vandens, susilieję, susipynę, meilė, ilgesis mėlynė. Kas? Vėl mėlynė mano sieloj. Virš siūbuojančio vandens, kur nenuodėmės atleistos, tik tai nuorodos, tai keistos, kad sakysi man kažką. Skruostu priglaudau prie dugno ir klausos vanduo kaip murma. Ir svajonių laivas skęsta. Nesufuok valties, neišgąsdink mano ašarų. Tik tu, visa kita nesvarbu. Tik tu, nesufuok valties, neišgąsdink mano ašarų. Nesvarbu, tik tu. Vieną dieną, kai mėnulis švietė naktį ryškiai, krito obuoliai pablyškę, palei upę, palei krantą, rodos pasiekėme dangų. Ne, vis dar rūpėjo deja, tu tenai šviturį, žodžiai liko 4. Tu tenai šviturį, žodžiai liko 4. Ar išgelbėsi mane, vis dar rūpėjo deja. O svajonių laivas skęsta.
nesvarbu, tik tu. Nesvarbu, 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 tik tu. Visa kita nesvarbu, tik tu. Tik tu. Visa kita nesvarbu. Gražuvės žemynas, Atlantida. Romantikos gerbėjų dažnai aptariamas kraštas, kurį užliejo vanduo. Tai buvo parodymas, kad nebanaliai, kūrybiškai galima keliauti per pasaulį, netgi tą, kurio nėra. Nuostabu, bravo. Iš tikrųjų, šitą dainą man tai priminė vaikystę. Aš atsimenu, kaip dar buvau gal 9 metų ir eidavau prie Nemuno po tiltų aukšlių žvejot, kilbukų, ten mekšrukų ir į sloiką juos taip sumeti ir jie va taip ten žiūri į tave, ten tam sloikėlį. Panašus buvo. Ten dziko žvejoja ir jie taip žiūri irgi nesupuok sloiko ir galų galiai, nu, nedžiovinio. Bet tai svajinga. Išleidė, jie plaukė į savo Atlantidą, paviršium, aukštinkojom, laimingi visi. Nu, ačiū žvejui, Vitalijau, mėgėjui. Žinokit, man tai visai tuščia galvoje, aš tai nieko neturiu, bet aš tad pasižiūrėjau su vaikai šiandien filmuką ir prisiminiau, kad labai tiktų, nes jūs irgi labai tokia... Vaikystę prisiminiau ir jūsų daugia kalbė, kurią jūs taip puikiai darėte. O žinote, yra dar kitas ritmas, kurią galima taip padaryti. Tuščias smegeniniai pučia, tam param pram, vėjai pučia, per anksti kazau pakaušį ram pam pam, man pakaušį drožia šiaušia visada, nors galveliai pučia, bet man gera učia, nors mano galiai rūkas, bet ten nieko mano mintys sukas, sugalvoju šį čia viską aš savai, bukotukas jų gyvena neblogai, suprantat? Pirli, ir susimaišai tuose žodžiuose, mes su Knisliuku, kaip su Vitalijum, vaikštom po Šiaulius ir galvojam... Ir nesupuok valkės. Palaukit, nesupratimo, jums patiko ar ne? Trumpai, Ne, tai viskas patiko. Aš truputį, mes su Vitalijum žinot, tokį ėjimą darom, atsiprašau, kad jūs taip sunkiai dirbot ir viskį į šoną. Labai puikus kontrastas su prieš tai buvusiu jūsų pasirodymu ir mes pamatėme, kad jūs galite atskleisti kitą pusę, neįsižeiskit. Čia buvo apie mane, aš kasau pakaušį, drožlės ten čiaušia, suprantat, vaikeli. Nu, paklausykim, ką Veronika išgelbė situaciją. Ne, aš jokios situacijos negelbėjau, tik aš galvoju, kas jums čia šiandien atsitiko su tom vaikystėm, su gelbukais, kilbukais, dieve. Taigi kilbukai čia vykė labai skanu. Kiaušiniams suėjo lygiai savaitė. Suprantat, jau jie padėdė tai čia tikriausiai nuo to. Sukliunkėjo galvos. Veronika, sakykit, ką pamatėt, kas patiko. Ne, žinok, aš tikrai būsiu labai atvira, man yra labai sunku vertinti po paskutinio choro, po aklųjų choro pasirodymo, bet dainavo tikrai gražiai. Tiesiog mes tos šalies nežinom, nusiperkam kelionį į Atlantidą ir pažiūrėm, kaip ten yra. Aš labai trumpai, aš prisipažinsiu, manau, kad ne vienintelė tokia būsiu ant Lietuvos, aš nesu, net nebejoju, kad tai yra tavo kūryba, aš nesu tokio stiliaus gerbėja, toli gražu, bet aš šiandien žavėjausi, kaip gražiai jūs visą tai supinėte su tema ir iš tikrųjų ir balsiniai labai gražiai atlikot ir jūsų garso operatorius yra puikus, nes viską girdėjau, todėl pasirodymas pats buvo tikrai labai gražus. Ir jūsų balai yra 10, 9. Laukiam. Vitalijau? Ai. Nu, būkim kokie. 90. Gražu, bet ne visiškai iki galo gražu. Žiūrovai gali balsuoti telefonu, kad būtų dar gražiau. Būtent tai jiems ir norėjau pasakyti. Gerbiami žiūrovai, balsuokite, nes šiandien vienas iš chorų paliks chorų karus. Na dabar keliauk.